Taigi, atlikome 3 reakcijas. Pirmoji – ksantoproteino, antroji – biureto, trečioji – folio reakcijos. Pirmoji reakcija – tai yra baltymas su koncentruota azoto rūgštimi. Pakaitinus šį mišinį, jis tampa skaidrus geltonos spalvos. Tai rodo, kad baltymo molekulėje yra benzeno žiedas. Antroji reakcija – biureto. Tirpalas pakaitinus iš mėlynos tapo violetinis. Tai rodo, jog baltymo molekulėje yra peptidinė grupė. Folio reakcija rodo, kad baltymuose yra sieros. Pakaitinus baltymo tirpalą su švino acetatu ir natrio šarmo tirpalu susidaro švino sulfidas, kuris yra juodas ir dėl to tirpalas patamsėja. Taigi, apibendrinant, ksantoproteino reakcija rodo, kad yra benzeno žiedas, biureto peptidiniai grupiai, folio sierai.